Bendruomenė irgi didžiuojasi, kad turim tokią mokytoją kaip tave. Esi prišaukiama. Esi visada pagalbos ištiesta ranka. Ačiū tau, kad esi. Ačiū, kad likimas suvedė. Ir dalink save po lašą. Išliek. Neišsidalink greitai. Būk visada tokia žavi, gyvuok, klestėk, o muziejininkai tau dovanoja nevystančią gėlę. Miela Jūrate, dabar tu esi garbės pilietė, bet pirmiausia, tu esi mūsų damų būrelio narė. Mums labai džiugu ir mes visas būrelis jūs sveikiname. Ir kavalėriam, ir damom. Ačiū labai. Labadiena visiems. Ir mes dviejų kolektyvų vardu, tai kolektyvo Vagilėlis ir Klasika vardu norim pasveikinti mūsų valdovę. Tai žodžius tars eilėraščiu. Kai važiavom su Jūrate 2003 ar 2004 metais į Ukrainą ir kai ji visiškai prarado balsą, jos frazė buvo tokia ištarta: jeigu aš neturėčiau balso, aš nenorėčiau gyventi. Ir nieko geresnio nesugalvojau pasakyti, kaip grupės hiperbolė žodžiai. Nedainuosiu, tiesiog padeklamuosiu, šiek tiek perfrazodama. Jūrate, tu dar dainuosi, nors balsas prikimo. Dainuosi ir tąsyk, būdama nebylio. Tu dar dainuosi ir lai tavo dainos pasieks visus, pro žemės gaudėsi. Norim tik lūpas suvilginti, tegul jos šypsosi, tavo dainos uždėsiu virtusios. Norim tik lūpas suvilgyti, tegul jos šypsosi, tavo dainos odėmis virtusios. Mes tave labai, labai mylim. Būk visą laiką sveika ir laiminga. Miela Jūrate, na ką labai pridėsi? Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs buvot viena pirmųjų metų mokytojų 2008 metais. Na, o dabar tapote Ukmergės garbės piliete. Ir kadangi tikrai labai džiugu kaip švietimietį džiaugtis, kad toks vardas atiteko mokytojai, aš jus sveikinu šiandien ne kaip vedėja, o kaip vaikų mama, sūnaus ir dukros, kurios mokytoja jūs buvote. Ačiū Jums.